Labas, Niuka, labai jau ilgai nesimatėm. Kažkaip praleidau birželį, tai dabar grįžtu pas jūs su Liepos ir rugpjūčio prognoze, pasižiūrėsim, kas per likusią vasarą yra mums žadoma, įžvalgos patarimai prognozės. Ir kad sužinotumėt savo būrimą, kaip ir anksčiau, prašau pasirinkite vieną iš 3 variantų, nors galite ir 2, gal ir visus 3. Taigi, pirmasis variantas - korta žiedas. Antrasis variantas - korta saulė, kaip aš supaprastintai pavadinau. Ir trečiasis variantas - korta dangus. Pasirinkote? Jeigu pasirinkote, keliaukite į tą laiką, kuriuo kalbu jūsų grupiai. Iki. Niuka, tie, kas pasirinko pirmąjį variantą, jūsų korta yra žiedas. Ir žiūrint į šitą kortą, man bent jau kyla tokie jausmai apie sutvirtėjimą, apie didesnį pasitikėjimą savimi, apie tą tokį sužydėjimą savo įvaizdžių, savo išvaizdą, bet tas yra sąlygota jūsų vidinio virsmo, tarsi transformacijos, savo vidinio grožio supratimo, savo vidinės stiprybės pajautimo ir tas automatiškai jisai taip pat sužydi ir į išorinį galbūt kitokį stilių, kitokį grožį, tarsi tampate iš tikrųjų labiau pastebimas, labiau matomas, labiau patrauklus. Ne tai, kad dabar nesate patrauklus, bet turiu omeny, kad įgyjate tarsi kažkokį atrakinate naują kambarį jūsų įvaizdžio grožio ir patrauklumo. Tai kol kas tokios mintys, pasižiūrim. Ir dar tiesa, ta rožinė spalva irgi siejasi su smagumu, su malonumais, galbūt ir su romantiniais dalykais. Pasižiūrėsime, bet man atrodo, kad svarbiausias tas romantinis dalykas, kuris per porą mėnesių atsitiks jums, tai yra būtent padidėjusi meilė savo ir paaugusi savivertė. Pasižiūrim, gerai? Pasižiūrim, ką jums sako kortos, trumpai tiesiog gal kažką dar mažos kortytės pasakys. Taip, turime pinigus. Ir turim tokį, sakyčiau, gal biškiuką nuotaikų kaitą, gali būti, kad esat linkę pasinervuoti, gal net ir padepresuoti tam tikrą prasme, pasinervuoti dėl gyvenimo, dėl tam tikrų rūpesčių. Ir man atrodo, esate tokie žmonės, kuriems šiaip sekasi ir kurie gali pasiekti, ko nori. Bet tada, kai pasiekia, ko nori, pavyzdžiui, gauna daugiau pinigų, tada pradeda jaudintis, ką su tais pinigais daryti, kokį čia dabar teisingiausią sprendimą priimti ir panašiai. Tai gal jums tiesiog įspėjimas ar gal net labiau patarimas, kad vis tik per artimiausius 2 mėnesius nusimato jums dovanų ir materialinių, arba padidėjęs atlyginimas, arba papildomas pajamų šaltinis, arba kažkokios dovanos, arba gal tiesiog pasiseks ar ne, būtent darbe, karjeroje ir su pinigais. Bet tai gali automatiškai sukelti tam tikrą nerimą, tai ką dabar daryti, tai kaip man čia dabar viską suvaldyti, kam tos pinigus paskirti, tai tiesiog toks, kaip ir sakau, perspėjimas, nesijaudinti galbūt dėl dalykų, kurie dar neatsitiko ir neprojektuoti kažkokių tais problematinių scenarijų, o tiesiog pasidžiaugti tuo, kas yra čia ir dabar. Ir jeigu tos dovanos iš tikrųjų jūs pasieks, tai tiesiog padėkoti Dievui, dangui ir pasistengti iš tikrųjų prasijausti, kaip jūs galite paskirti tą dovaną, kaip ją galite panaudoti savo geriausių ir tinkamiausių ir maloniausių būdų. Gerai, žiūrim dar šiek tiek mum informacijos. Taip, nemažai čia ištraukiau, ar mums čia tiek reikia? Ne, biškiuką man mažiau, gerai. Gerai, 2 tinka. Taip, ratas kalba apie tam tikrą neapsisprendimą ir turime pasagą, kas yra sėkmė. Sėkmė, pasaga, pinigai, taip, panašu, kad dar pridėjus žiedą, sužydėjimas ir spalvos panašios. Iš tikrųjų, artimiausių 2 mėnesiai atneš tam tikrų dovanų, net sakyčiau, gal proveržių ir sritis po kol kas 2. Kaip kalbėjau, tai visų pirma jūsų vidinis pasitikėjimas, jūsų asmenybės ir grožio sužydėjimas, kita vertus piniguose, darbuose irgi gali būti sėkmė ir vėl tos gėlytės ir čia, ir čia, ir čia.
Bet kita vertus mes matom, va, irgi tokį lyg iš jūsų, lyg tais baimę, lyg neapsisprendimą, lyg nerimą, tai gal irgi čia, sakyčiau, reikėtų jūs gal paguosti ir padrąsinti, jeigu šiuo metu bijote, kad kažkur nepasiseks ar kad einate ne tuo keliu gyvenime, tai iš esmės, kas tą jausmą tik tai skatina, tai yra jūsų netikėjimas pačiu savimi. Nėra nei teisingo, nei neteisingo kelio, net jeigu pasirenkame, nebūtinai kelią pagal mūsų sielos planą, mes visada galime keistis, jeigu esame pakankamai lankstus, ane? Ir visada galime grįžti ten, kur reikia, arba pasiekti kitą kažkokį tai tašką. Tai gal nesiakcentuokime tai, ar jūs viską darote gyvenime gerai, bet į tai, kaip jūs jaučiatės tai darydami. Ir man atrodo, jeigu jūs labiau atsipalaiduotumėt, kaip sakiau, nebrėžtumėt galvoj kažkokių tai neigiamų problematinių scenarijų, suprastumėt, kad viskas realiai jau dabar yra pakankamai gerai, bet sakau, per artimiausius 2 mėnesius panašu, kad bus dar geriau. Gerai, tai tokią turim pradžią, dabar pasižiūrim šiek tiek su taro kortom, ką jos pasakys, kokią čia mums kortą palikim pinigus, va. Ant viršaus. Gerai, tai dabar dar taro kortos, ką mums gali pasakyti, galbūt užkabinsim kažką giliau. Šitai grupiai, ir vėl pinigai, sakau, palikim pinigus ir žiūriu vėl krepšelis pinigų. Ir vėl pinigų princesė. Klausykit, pas jūs 3 korta. Geras, visos kortos apie pinigus. Žinoma, taip, nėra taip siaura, ar ne, bet pagrinde vis tik mes turim žemės ir pinigų energiją, praktiškumo, darbo energiją. Tai ką aš galiu pasakyti? Panašu, kad darbinga nusimato likusi vasara, nėra čia ko vynioti vatą, bet kažkokių nusistekenusių, pavargusių, neišsimiegojusių žmonių aš irgi nematau čia. Vadinasi, to darbo bus, dirbsite, užsidirbsite, bet tuo pačiu kažkaip tas darbas, jisai bus inkorporuotas jūsų ir asmeninį gyvenimą ir į kitas gyvenimo sritis. Turim 10 monetų, kas yra piniguose, superiškiausia, puikiausia korta, kuris sako, kad turite tiek, kiek jums reikia, turite dar daugiau ir tiems dalykams, kurių tiesiog gal norite, ar ne, bet plus, pinigai nėra, kaip čia pasakyti, aukščiausias gėris, plus dar turite ir santykius su savimi gražų gerą, ir turite su ko praleisti laiką, ir turite tam tikrų savo hobių, tai panašu, kad jūs einate į tokį išsipildžiusių žmogų ir kad tie 2 mėnesiai jie labai yra svarbus. Panašu, kad jeigu rinksitės ar ten pasitūsint ar padirbti, gal geriau net rinktis padirbti, nes tie 2 mėnesiai neša labai gerą užtaisą pasikelti materialinę padėtį, pasidėti pagrindą net ilgesniam laikotarpiui į priekį ir nepatingėti. Bet nematau, kad čia reikia save kažkaip versti, bet iš tiesų, kad net džiaugsitės atradęs būdą, formą, sritį, darbą galbūt net ir ne, kaip dirbti, ką dirbti, kad jaustumėtės naudingas ir kad ta grąža, kurią gaunat, jinai jums neš pasitenkinimą. Tai galimi scenarijai, darbo pareigų pasikeitimas, paaukštinimas, apskritai gal darbovietės pakeitimas, arba net jeigu liekate ten, nes dalis iš jūsų gal net ir didžioji dalis gal ir liks ten, kur esate, bet tarsi atsiveria nauja pakopa jums, kur galite dar labiau realizuotis ir dar iš tikrųjų daugiau iš to ir gauti. Tai žinokit, nėra čia matyti daug ką ir pasakot, viskas nusimato ganėtinai gražiai ir darbingai, bet sakau, tai yra toks jausmas, kad jūs darote tą, ką darote, bet gaunate ir grąžą. Kažkodėl dabar atėjo mintis pasakyti tiem, kas galbūt nedirba, ar galbūt kam darbas nėra dabar kažkokia tai, pirmenybė, ar ne, gyvenime, nes būna ir taip, vis tik tais vasara, tai jeigu priklausote tai grupiai, kur galbūt kaip tik galvojat, pailsėsiu, paatostogausiu, patarimas turbūt taip ir daryti, ten labai planų nekeisti, bet kita vertus tada irgi naudinga pasirinkti tą poilsį. Galbūt nebūtinai mes kalbam apie darbą ir karjerą, bet galbūt apie naują kažkokį įgūdį, gal kažkokį hobį, gal pasimokyti ko nors lengvai dėl malonumo, ar ne? Kažkaip ateina į galvą gal kalbos, gal koks amatas, pasigalvokit, gal tiesiog paskaityti knygą. Žodžiu, kaip per vasarą galite praturtinti
pažinti save, savo žinias, galbūt ir padirbėti su savim psichologiškai ir emociškai, gal jau laikas prasispręsti tam tikrus blokus traumas, ypatingai kas liečia pinigus. Tai jeigu kol kas su darbu ten gal nieko ir nevyksta, ar ne, galbūt kaip tik pasižiūrėkite, kas trukdo, kad tas veiksmas prasidėtų. Blokai, kas susijęs su pinigais, kas susijęs su baime išeiti iš komforto zonos, per vasarą būtų irgi labai geras laikas su tuo susidirbti. Bet šiaip tai labai graži, jūsų tokia rami, taiki energija eina, pinigų tai patys matot, tai siūlyčiau tos energijos, kaip sakant, nepraterioti, pasinaudoti ją, bet svarbiausia darant su lengvumu, su malonumu, tai kas jums patinka ir taip, kaip jums patinka. Ir pabaigai pasižiūrim, išmetam kauliukus ir pasižiūrim, kas čia mes galim apibendrinti ir papildyti. Ožiaragis labai į temą žemės energija, darbas, karjera, labai žemiškas toksai ženklas, tik tais patvirtina, kad iš tikrųjų akcentuokitės į ilgametę naudą per tos 2 mėnesius, kas liečia darbą ir karjerą ir pinigus. 12 būstas kalba apie baimės, taip žinoma mes ir turėjome, ar ne, pradžioj ten visokių baimės kortų ir neužtikrintumo kortų. Ir čia mes turime pietinį mėnulio mazgą, kas irgi kalba apie praeitus gyvenimus. Vadinasi, jeigu jaučiate bloką, kažkokį tai strigimą karjeroje, piniguose, gali būti, kad netgi ateina net ne iš šio gyvenimo tam tikras, ribojantis mąstymas, tam tikros programos ir blokai, galbūt netgi iš praeitų gyvenimų. Gali būti, kad ir šitam gyvenime pagalvokite apie pirmąją savo darbo patirtį, kurią turėjote, gal jinai kažkokius tais įdėgė jums klaidingus galvojimus ir ribojančius vėlgi galvojimus apie tai, ką jūs galite, ar ne? Bet kartu man toks jausmas, kad čia mes kabinam galbūt netgi jūsų iš kelių praeitų gyvenimų paimtą paketą, kas liečia jūsų įsitikinimus su pinigais ir su darbu, ir pagrindai yra keisti juos iš ribojančių, iš menkavertiškų į tuos, kad jūs esat puikus, kvalifikuotas, jūs sugebat, ko nesugebat, galit pasimokyti ir kad jūs jau iš karto, net ten be kvalifikacijų, be nuopelnų, tiesiog nuo gimimo esate vertas turėti tai, ko norite. Šitie klausimai panašu, kad taps labai svarbus artimiausiais mėnesiais ir patarimas būtų vis tik tais, diegti į save teigiamą mąstymą. Bet panašu, kadangi, sakau, turim pačią geriausią kortą beveik visoj kaladėj, panašu, kad vaisiai, kuriuos skinsite, bus tikrai labai, labai dosnūs ir labai malonūs. Tai puikiai, ačiū, kad žiūrit, primenu, kad galite kreiptis ir asmeninės konsultacijos, elektroniniu paštu galite rašyti dovilestaro@gmail.com. Kol kas ačiū, geros vasaros, iki. Labas, tie, kas pasirinko saulytę, pasižiūrime. Taip, jūsų kortos, man toks jausmas simbolizuoja lyg tais pakilimą, lyg čia saulė kiltų ir simboliškai ir ta mergina kartu su jie tarsi keičiasi jūsų požiūris, keičiasi jūsų gyvenimo pozicija, gal net ir jūsų statusas. Mes turim tarsi juodą baltą, tarsi naktis diena. Gali būti, kad per tos 2 mėnesius, likusius vasaros, jūsų gyvenimas kardinaliai pasikeis tam tikrose gyvenimo srityse, pasitikrinsim kur, bet jau matau tokį iš tikrųjų pagyvėjimą, prašviesėjimą, ypatingai iš tų tokių kertelių, kampelių, jūsų sąmonės, pasąmonės, kur buvot praradęs tikėjimą, optimizmą, galvojat, čia nieko nebus. Galbūt iš tikrųjų šiuo metu išgyvenat ne pačius smagiausius laikus, galbūt ar ten su sveikata kažkas, ar su santykiais, ar su realizacija, ar kažkokioj kitoj gyvenimo srity gal stringa, arba tiesiog nežinote, kas čia dedasi. Liktais toks jausmas, lyg pasunkintas gyvenimo variantas dabar būtų, tai žinokit, kad artimiausių metų vis tik tas prašviesėjimas jisai šviečiasi, tai pasižiūrėkim. Gerai, dar kažkaip atkreipiu dėmesį jūsų grupiai skaičius 8, 8 reiškia transformaciją ir taip pat gausą po tos transformacijos. Gausa laimės, gausa sąmoningumo, gausa ir pinigų gali būti. Tai kol kas kaip ir geras ženklas, pasižiūrim šitos kortos
bus. Mažosios ką pasakys mums keletą žinučių arba patikslinimą arba papildymą apie tai, kas vyksta. Norėjau 4, iš karto 4, nu ir gerai. Žiūrim, laimė, 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 tai patvirtinimas, kad iš tikrųjų keičiasi laikai, keičiasi toks jausmas, man net, galbūt taip labai lemtingai pasakysiu, bet keičiasi epocha jūsų gyvenimo, etapas, tarsi iš tikrųjų iš tokio kažkokio pasimetimo, lyg baimės, lyg gal tokio pasislėpimo, kaip pelytė po šluotą nuo visko, išlendat į saulę, į šviesą ir suprantat, kad wow, kad tas gyvenimas visai čia ir fainas gali būti. Vat toks jausmas. Gerai, žiūrim, kas dar. Dovanos, sakiau, skaičius 8, gausa, dovanos. Pasižiūrėsim po to, su kuo susiję tos dovanos. Ir toliau turime toliau turime kivirčą tarp draugų arba šeimos ir turime reikalus su teise. Pasižiūrėkite, tie, kurie turit gal iš tikrųjų net kažkokių teisinių reikalų arba tam tikrų kivirčių, gal tai teisiniai reikalai netgi su šeimos nariais kažkaip atėjo į gal pavyzdys kaip skyrybos, tarkim, ar ne, galbūt ten kitiems ateina pavyzdžiai kaip paveldėjimo dalykai, kaip kažkokie vėlgi tam tikri santykių išsiaiškinimai. Tai irgi yra geras ženklas, kad va šitie visi dalykai išsisprendžia jums naudingai. Bet ne tai, kad tada kita pusė ten kažkokia nuskriausta ar pralaimėjusi, aš kažkaip pralaimėtojų gal ir nematau, toks jausmas, kad randat tam tikrą sprendimą, kurio gal anksčiau ir nematėte tose situacijose, nušvinta liktais mąstymas ir randat sprendimus, kurie tenkina ir vieną ir kitą pusę ir galų gale galite vėlgi užsidaryti tam tikrą gyvenimo etapą. Tai ypatingai tiems, kas sakau, arba turi kažkokį tai konfliktą santykiuose, arba net ir teisinių kažkokių tais dalykų. Tai pasižiūrim. Panašu, kad tikrai tam tikrus išsisprendimus ir transformacijas atneša 2 mėnesiai. Gerai, palikim viršui šitą dovaną. Ir žiūrim toliau, ką mums pasakys taro kortos. Taip, šitai grupiai, ką galiu papasakoti. Kažkaip jums paketais kortos krenta, ir tvarkoja, rimam. Gerai, geros žinios. Jo, patvirtina, kad dėl tų dalykų, dėl ko jaudinate šiuo metu, galbūt iš tikrųjų ten, kur buvo pelės ir sakiau, kad yra tam tikras konfliktas, tas konfliktas net nebūtinai su kažkuo, gali būti, kad tas konfliktas yra su jumis pačiu, gal pats su savim konfliktuojat, gal negalit priimti sprendimo, negaunat aiškumo, kaip sakau, toks kažkoks vidinis, sąmoninis pasimetimas tarsi migloje ir tamsoje. Vis tik ateina gera žinia, gaunat atsakymus, tą pragiedrėjimą ir tą pagalbą, kurios šiuo metu reikia ir keičiasi jūsų net ne tam tikra prasme, bet iš tikrųjų keičiasi jūsų mąstymas, jūs labiau taip optimistiškai pradedate žiūrėti, pradedate realistiškiau žiūrėti iš tos pusės, kad dabar turbūt mąstot pernelyg pesimistiškai, kad galbūt tam tikri gyvenimo problematiniai klausimai, jie nėra antiek žiauriai problematiniai, kaip galbūt juos savo transliuojat ir jaučiat. Ir dabar tą realistiškumą aš netgi matau, kad jūs tarsi nusileidžiat ant žemės, įgauna daugiau šalto proto, jį pajungiat labiau. Ir suprantat, kad ir sprendimų yra, ir kad šiaip ir vasara, ir kad reikia džiaugtis gyvenimu, ir kad oras geras, ir toks atrodo, netgi vasaros laikas, tie žiedai, ir tas dangus, ir ta saulė atneša irgi pagerėjimą ir emocinį, ir psichologinį į jūsų gyvenimą. Tai patarimas iš tikrųjų, irgi neišvaistyti vasaros, pasidžiaugti ją, kol jinai čia pas mus būna. Ir tuo tam tikrą prasme geros nuotaikos tam tikrų davinių, ar ne? Kalbėjau apie skyrybas ir ten šeimos kažkokius ar ne dalykėlius, galbūt konfliktus, galbūt tam tikrų reikalų, gal ir piniginių sprendimus. Ir mes turim tokį, kad jeigu tokie dalykai vyksta, tai vis tik tais viskas tikrai spręsis į naudą. Kitiems tie teisiniai dalykai, apie kuriuos sakiau, tai galbūt visai ne skyrybos ir ne teismai, galbūt tiesiog parašas, gal tuoksitės ar ne ir padėsit parašą, gali būti, bet kokiu atveju santykiams tiek partnerystės, tiek šeimos santykiams vasara yra tikrai tokia, sakyčiau, net stebuklingai teigiama.
sugebėsite išsispręsti problemas tie, kas turite, pasigerinti dalykus, kiti sugebėsite pradėti šeimas, santykius, santuokas gal net. Ir panašu, kad einate teisingų kelių. Ir turime paskutinę kortą monetų riterį, kuris ir kalba, kad stabiliai darote progresą. Per tuos 2 mėnesius padarysit labai ženklų progresą. Tai nebus, aukščiausia laimė, ką jūs galite patirti gyvenime, dar jinai bus, bet pasistumėsite link jos, atrodo, išeisite iš tam tikro kažkokio klampaus smėlio ir pradėsite lengviau žygiuoti per gyvenimą, stabiliai darydami progresą ir pažangą tose srityse, kur norite, o jums tos sritys panašu, kad yra svarbiausias santykis su savimi ir su jums svarbiais žmonėmis gyvenime, ypatingai partneriai, draugai, šeima. Tai va, tai kaip ir tiek, dar išmesiu kauliukus, pasižiūrėsim, ką dar. Ir ta dovana, apie kurią mes kalbam, gali būti, jinai žinoma, gali būti ir materialinė, jeigu turi ten, tarkim, vestuvės, gimtadienį ar kitokias šventes per vasarą, bet kita vertus, ta dovana gali būti ir tokia emocinė, dvasinė, tarsi laisvės dovana, problemos pasibaigimo dovana, vat ir tokios dovanas. Gerai, tai dabar pabaigai pasižiūrim. Taip, turime Venerą, taip, meilę kalbėjom. Ir ožiaragis, Venera su ožiaragiu reiškia santykių įteisinimą, parašo padėjimą ir panašiai. Tai iš tikrųjų santykiams, santykių atsiradimui, santykių sutvirtinimui ir susituokimui labai geras laikotarpis, artimiausi 2 mėnesiai. Ir turime 6 būstą, kas yra sveikata, rutina, tam tikras toks stabilumas, kasdienis, tai vadinasi, kad ir kiek čia visko reiktų pasidaryti per tos 2 mėnesius, atrodo, kad sugebėsite išlaikyti tam tikrą centrą, nesiblaškysite ir tokį, vėlgi emocinį, psichologinį stabilumą taip pat jaučiu. Ir dar plus gerą sveikatą. Irgi, sakyčiau, labai nusimato vykus ir gera, ir šilta, ir maloni vasara. Linkiu tokios jos jums. Ačiū, kad žiūrite. Primenu, kad galite užsakyti ir asmeninį būrimą. Galite parašyti man elektroniniu paštu dovilestaro@gmail.com. Ačiū, iki. Labas tie, kas pasirinko 3 kortą, dangus. Šitą kortą man siejasi su tokia svajokliška nuotaika, su svajonių, planų kūrimu, su tikslų tam tikrų irgi piešimu, braižymusi. Netrodo, kad būtų labai čia daug veiksmo per tą vasarą, galbūt esate ta grupė žmonių, kur galbūt labiau pasirinksit gal patostogauti arba biščiuką pritingėsite dirbti. Kita vertus turime skaičių 32, kas gaunasi 5. 5 skaičius yra transformacija, pokytis, laisvė, pasikeitimas ir dažnai tai būna ganėtinai aktyvus veiksmas arba ganėtinai greitas tas pasikeitimas, kuris gali šiek tiek įnešti sumaišties, bet žiūrint iš šitos kortos energiją ir tą visą tokį jausmą, atrodo, kad tai bus pokytis jums ir ganėtinai ryškus per vasarą. Bet tai neišmuš jūsų iš vėžių, tarsi jūs sugebėsite irgi išlaikyti tam tikrą tą ramumą, svajokliškumą. Pasižiūrim, kaip čia dabar kas ką, šnekėjau ir atrodo užsiliuliavau net bešnekėdama. Gerai, dabar klausiam kortų šitų mažųjų mūsų, ką mums gali pasakyti apie jūsų vasarai, kad atkreipti dėmesį. Taip, šuniukai, draugai, panašu, kad draugai turės svarbų vaidmenį, tai dar kartą patvirtina, kad turbūt vasarį jūs labiau galvojate apie tai, kaip praleisti laiką, užsiėmimai, hobiai, laisvalaikis, draugai ir taip toliau. Ir kad netgi patartina vėl iš naujo galbūt atrasti ryšių su draugais, jeigu nelabai radot laiko pasimatyti, arba gali būti, kad net atsiras naujų draugų ar naujų tam tikrų žmonių, su kuriais pradėsite rasti draugystę. Pasižiūrim, ką dar rodo. Rodo skruzdėliuką mum, kalba apie darbą ir apie tai, kad reikia apginti. Man yra toks jausmas, kad vis tiek norėsi tarsi apsiginti nuo to darbo, nes turim ir darbą, ir tada skydą, tarsi darbo panašu, kad bus per tą vasarą, bet darbas jisai nebus viskas, ką jūs matot. Toks man yra jausmas, tarsi vasarą iš tikrųjų pasijungia naujas režimas jums ir tą darbą stengsitės, kad kažkiek apriboti.
ir kad kuo daugiau laiko skirtumėt savo laisvalaikiui, draugams ar kitiems jums svarbiems žmonėms. Visgi, ateina toks jausmas, kad be didesnių pastangų galite ir su darbo sritimi vasarą nuveikti ką nors gero. Toks jausmas, kad net kažkaip, žinot, jums pernelyg jau nebesistengiant, bet galbūt kažkas įvertins jūsų buvusias pastangas ar jūsų vaidmenį, tarsi galbūt netgi pagirs, gal pasiūlys arba padidinti atlyginimą, arba pasikoreguoti pareigas. Toks jausmas, pasižiūrėkit, tai nėra, kad jūs specialiai gal dėl to dabar dirbat ir vien tik tuo gyvenat, bet tarsi pastebi jūs, kad jūs esat vertingas, naudingas tame, ką darote. Ir iš tikrųjų gali būti tam tikras pasikeitimas, laiptelis į viršų, kas liečia darbą ir pinigus ir realizaciją. Dar pasižiūrėjau, man vienas dar dalykas, ko jūs čia saugotės, ar čia reikia saugotis, ar nereikia, su kuo čia susiję. Nes šitas skydas, taip, turime laiko kortą rugpjūtį. Rugpjūtis bus toksai galbūt aktyvesnis, galbūt daugiau ten bus to pačio darbo ar veiklų ar tų pokyčių. Tai toks jausmas, kad Liepa galbūt labiau toks atostoginis dar mėnuo, rugpjūtį ir atostogos, bet kartu ir žiūrite tai, kad reikia susitvarkyti tam tikrus dalykėlius. Ta situacija, kada galite pasigerinti savo padėtį, jinai ateis rugpjūčio mėnesį. Bet čia gali būti, kad ta situacija iš tikrųjų sukels biščiuką stresiuko. Ir man atrodo, kad jinai yra ir susijusi su darbu, su realizacija, su pinigais, galbūt gal ir su mokslais tam, kas gal dar mokosi ar studijuoja. Tarsi bus kažkokio stresiuko, galbūt kažkas kažką tais bandys ten jūs, aš nežinau, pakritikuoti, arba bus gal koks nors įvertinimas, arba kažkas pasakys kažkokią pastabą. Labai svarbu yra neišsimušti, labai svarbu yra save vertinti ir nepradėti save matyti taip, kaip jūs galbūt mato kiti. Toks jausmas, kad tiesiog gal kodėl tiek, gal ir ilgai kalbu, ta tema yra ta, kad rugpjūtį gausite progą save sutvirtinti ir panašu, kad jūs pažadins iš to tokio kažkokio mieguistumo, kad rugpjūtį bus proga sutvirtinti savo charakterį, pakelt pasitikėjimą savimi ir tarsi įtvirtinti tam tikrą poziciją, užsitikrinti gerovę tam tikroje situacijoje, kuri panašu siejasi su darbu, ir kad jūs nugalėsite, kad gausite tai, ko norite. Dėl to ir patarimas yra nesivelti nei į didelius kivirčius, nei į konfliktus, nepulti į karą. Ir taip pat neužsidepresuoti, kad tai vyksta, bet priimti taip kaip pamoką. Jeigu kažkas panašaus ir bus, tai bus dėl to, kad gyvenimas nori tarsi jūs protestuoti, ar jūs pasiruošę skilti į kitą galimą lygį. Ir jeigu tą pamoką išlaikot gerai, panašu, kad iš tikrųjų į gerą keičiasi jūsų darbinė situacija, į vasaros pabaigą. Tai tokios žinios. Dabar pasižiūrime, ką kortos pasakos. Jūsų grupė tokia dviprasmiška energija jaučiu. Iš vienos pusės tarsi tokie tingus, iš kitos pusės, gyvenimas biščiuką gal čia ir kažką tais mestels. Vėl skaičius 5, pokytis darbe. Tai taip, tai kaip sakėm, panašu, kad ir pataikėm. Taip, gali būti kažkoks toks momentėlis lengvas, nelabai net ten kažkoks tragiškas ir išmušantis iš vėžių, bet momentėlis darbe šią vasarą rugpjūčio mėnesį, į kurį jūs sureaguosit galbūt šiek tiek skaudžiau, negu ten iš tikrųjų reiktų. Tai dėl to ir buvo patarimas nesivelti ten apskritai, kas vyksta, galbūt tai vyksta net ne jums, ne dėl jūsų, gal tai labiau kitų žmonių dalykai ar ne, bet jūs kažkaip lyg būsite užkabintas. Tai patarimas būtų neįsivelti pačiam daugiau negu reikia, turėti savo kryptį ir jeigu atlaiko toks jausmas, kad netgi jūs pastebi, gal net ir pagiria, pasižavi jumis ir gali pasikeisti į gerą jūsų situaciją darbe. O šiaip turim tą, kaip ir sakiau, kad labai, tarsi toks vasara, stiprybės vasara. Liepa galbūt labiau skirkite dėmesį savo vidui, savo vidiniams dalykams. Iš tikrųjų, jeigu noras pamedituoti, paatostogauti, padirbti mažiau, gal taip ir padarykite. Tarsi Liepą prikaupėte jėgų
kad tada rugpjūtį, gautumėt tam tikras patirtis, kurių reikia. Ir kad apskritai vasaros pabaigoje jūs tarsi pakeisite požiūrį į save, į tai, ką jūs galite. Ir čia iš tos pusės, kad suprasit, kad gali daug daugiau negu galvojate. Dabar galbūt, žinot, kad žinot savo gebėjimus, talentus, ką galit, bet, nėra, kad labai save arba ten pagirtumėt, ar kad savimi žavėtumėtės, ar kad labai savim pasitikėtumėt, bet vasaros pabaigoje panašu, kad tos tam tikros patirtys, kurios bus, jūs antiek sutvirtins, kad suprasit, kad galite daug daugiau negu galvojat ir netgi ateina toks jausmas, pradėsite dar labiau save gerbti ir džiaugtis ir net didžiuotis, kad esate koks esate. Tai tai toks charakterio sutvirtėjimas, kuris veda ir į tam tikras situacijos, kuriuose irgi galėsite tą savo stiprybę parodyti. Ir kitas dar toksai gal ir patarimas ir mintis ateinanti, pagalvokit per Liepą rugpjūtį, kurias gyvenimo sritis jau reiktų keisti. Viena iš tų gyvenimo sričių gali būti darbas, kaip sakiau, dėl to pasikeitimai, paaukštinimai, kažkas tokio gali šviestis. Nebūtinai darbas, gali būti santykiai, romantiniai santykiai, bet vėlgi turbūt grįžtų prie svarbiausio santykio, tai su pačiu savimi. Visgi pagalvokit, pastrateguokit ar ne, pažiūrėkit į tuos debesis, ką ten galite rasti, ką galite pamatyti, ką gyvenime, jau galbūt laikas paleisti ir kur būtų galima keistis ir transformuotis į tą jūsų versiją, kurią dabar jau jaučiatės, nes man yra toks jausmas, kad jūs išaugat save, paaugat ir tada reikia susidėlioti, susikonstruoti savo gyvenimą tarsi vėl ir galite šiek tiek, dėl to gal pastrikti. Tai kad to pastrigimo nebūtų, būtų gerai, kad skirtumėt laiko savo, pamastymams, gal net meditacijai, jeigu reikia pagalbo, terapija, psichologija, tam tikros praktikos ar ne, ir galite pasigalvoti. Tai gerai, tai dabar apibendrinam, pasižiūrim, ką mes dar galim jums pasakyti ir baigsime būrimą. Turime mergelę, turime Uraną. Taip ir yra, sakau, iš vienos pusės tokia tarsi rami, tyli energija, bet iš kitos pusės mes turim veiksmą, pasikeitimą ir net tokį revoliucinį pasikeitimą. Tai dėl to, sakau, Liepa gali būti ramesnė dalis, bet rugpjūtį panašu, kad ateina pokyčiai, bet tie pokyčiai yra kaip tik tada, kada reikia. Tokie pokyčiai tose srityse, kur labiausiai ir reikia, tai prašau tik tai neišsigąsti jų, viskas vyksta jūsų naudai. Ir turim pirmą būstą, kas kalba, kad taip, kad jūsų asmenybė, jūsų charakteris, gal net jūsų įvaizdis per vasarą transformuosis, keisis ypatingai rugpjūčio mėnesį ir vasaros pabaigoje ir tada jau rugsėjo pradžioj pamatysite save iš kito šono, kitų kampų ir tas pridės dar daugiau pasididžiavimo ir pasimėgavimo savimi ir savo gyvenimu. Tai va, darbingos, gražios jums vasaros, kad spėtumėt ir padirbti, ir pailsėti, ir sklandžios tos transformacijos. Ačiū labai, kad žiūrite. Linkiu sėkmės ir primenu, kad jeigu norite asmeninio būrimo, galite man parašyti elektroniniu paštu dovilestaro@gmail.com. Ačiū, iki.